Sveiki bičiuliai, vėl tas metas, kai pardavėjai siūlo įvairiausias nuolaidas, perkant įvairiausius produktus. Na, lygiai tas pats galioja ir žūklės įrankiams. Šis metas vadinamas juoduoju penktadieniu arba Black Friday, kiti vadina Black Friday, didžiuoju išpardavimu ir taip toliau. Vienas ir tas pats reikalas. Tai ką, manau, nustosiu žiopsoti į kamerą ir žiūrėkim visi į ekranus. Pirmiausia, kaip matote, bus pritaikoma automatiškai nuolaida krepšelėje perkant už 20 eurų, 4 eurai nuolaida. Taigi puiku, na ir bus papildomų kuponų kodų, kuriuos paliksiu šio video aprašyme. Būtinai pasižiūrėkite, bus galima kombinuoti nuolaidas ir sutaupyti dar daugiau. Gerai, iš karto ir pradedant, pirmiausias produktas arba pirmasis produktas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra žūklei skirta kuprinė, superinė kuprinė. Tikrai pati geriausia žūklei skirta kuprinė, kokią kada nors esu turėjęs. Viskas padaryta puikiai, kokybiškai, na ir labai praktiška. Yra įvairiausių skyrių, daug kišenių, sakysim, unikalių kišenių, kaip šita akiniam pavyzdžiui. Ir kaip sakau, viskas yra labai kokybiškai padaryta. Pasižiūrėkit, geresnės, manau, nerasit už jokius pinigus. Kaip sakau, atkreipkite dėmesį į petnešas vien. Petnešas prasideda čia ir eina kiaurai. Reiškia, kad niekada petnešos, kaip sakyt, neiširs čia ir kuprinė pasidarys nenaudotina, tiesiog reiktų išmesti. Čia yra super tvirtai viskas padaryta. Na ir tiesiog užtrauktukai tvirti, labai patogu ją nešioti ir taip toliau. Vietos gan daug. Tikrai, jeigu žvejoja upėtakius, ten šlakius, upėse lašišas, bet ką, kur vat reikalinga kažkokia tai priemonė, kad transportuoti įvairiausius žūklės rekandus, manau, geresnės kuprinės už jokią kainą nelabai rasit. O, dar vienas dalykas, labai geras, sakysim, privalumas. Kieta dėtuvė akiniams. Tiesiog super apgalvota. Gerai, judam toliau. Kitas produktas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra avižadrebiui skirtas kotas. Mifine Illusion / kotelės galima pirkti su Fuji žiedeliais arba su paprastais. Ir vėlgi sutaupysite nemažai. Kiek atsimenu, geresnės kainos šitam kotui niekada nebuvo, taigi 41 euras minus 8 eurai, gausis kažkas 33 eurukai su nemokamu pristatymu į Lietuvą. Taigi super, tikrai nusipirkite ir nepasigailėsite. Produktas yra geras, pasižiūrėkite žinoma kitų meškeriotojų apžvalgas ir tada įvertinkite. Gerai, judam toliau. Kitas kotas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra Purlur Shoppen. Na ir šiuo momentu, mano nuomonė, Purlur gamina geriausius kotus, kuriuos galima įsigyti už padorias kainas, AliExpress'e bent jau. Na ir tai yra labai aukštos kokybės kotai ir šitas būtent modelis dabar yra už labai gerą kainą. Žinoma, yra siuntimas, bet tikrai gausit superinį produktą, ten Fuji žiedeliai, toriai 30 ar 40 anglies mišinys, anglinė rankena, labai nagla rankena, labai patogi rankena. Žodžiu, gaudžiau su šito kotu jau šiek tiek ir man paliko labai gerą įspūdį. Sakysim, naudojant galingesnį šiek tiek kotais, rankų jaučiasi kaip koksai ultralaitas. Na tiesiog išbandykit, liksite labai nustebę ir su puikiais jausmais pažvejoja šiuo kotu. Gerai, judam toliau. Labai neblogos kainos yra ličio baterijoms. Kalbant konkrečiai, tai yra Litokala brandas. Na ir pats naudoju jau keletą baterijų, keletą metų, bičiuliai taip pat turi keletą baterijų ir naudoja jau gal apie pusmetį, visi esam labai patenkinti. Žinoma, talpos nebus tokios kaip nurodytos, sakysim, perkant, bet niekada jos ir nebūna, ar pirksit iš AliExpress'o, ar iš kažkur kitur, visada bus mažesnės negu nurodyta, taip jau yra. Na, o taisyklė išsiaiškinti, kokia yra reali talpa, yra labai paprasta, bent jau aš suradau šitą taisyklę ir jinai visada galioja. Tai galioja 12 voltų baterijoms ir ta taisyklė yra tokia, per 1 kilogramą baterijos jinai turi talpinti apie 10 ampervalandžių. Taigi šiuo atveju, sakysim, jeigu baterija sveria 4 kilogramai, tai čia turėtų būti apie teisingą jos talpa. Pavyzdžiui, čia 5 kilogramai deklaruojame 60, čia nebus 60, čia bus apie 50, šiek tiek mažiau dar, nes yra, sakysim, šarvas arba apsaugos ir taip toliau, schemos, kontaktai, laidai ir taip toliau. Pavyzdžiui, čia 10 kg, čia greičiausiai bus
plus minus atitinkantis, sakysim, specifikacija nurodymas. Čia vėlgi plus minus, pavyzdžiui, čia 18 kg, 200 Ah tiek nebus, bus apie 180, bet taisyklė yra tokia ir visada, kiek aš bandžiau įvairiom baterijom, visada jinai galioja, sakysim, beveik 100%, ten bus gal šiokia tokia paklaida, bet visada atitinka maždaug taip. Pavyzdžiui, čia aš turiu kitą Lithukalus bateriją, žemo profilio, naudoju jau apie porą metų ją ir tiesiog superinė baterija, nekartų nenuvylė, labai ilgai tarnauja ir taip toliau. Viskas kokybiška, tiesiog jokių problemų. Taigi laisvai galiu rekomenduoti ir šitas kitos formos Lithukalus baterijas. Ir beje, būtent šitą produktą turi ir keli bičiuliai, visi yra labai patenkinti. Gerai, judam toliau. Dar viena baterija, apie kurią noriu pakalbėti, tai yra šita. Aš ją pats naudoju Fishfinderiui arba Sonarui. Kaip sakau, labai lengva, kompaktiška ir mažesniems sonarams tai yra super variantas, nenorint, sakysim, vedžioti kabelių prie ten pagrindinės baterijos ir taip toliau. Labai geras variantas. Čia vat rašo 10 Ah, tiek nėra, aš matavau, na ir jeigu aš pasižiūrėčiau vėlgi į svorį, kaip matot, svoris yra tiek ir aš kiek atsimenu, kai matavau, tai buvo apie 7 Ah, taigi svoris vėlgi atitiko to, ko aš tikėjausi. Taigi labai geras variantas, pigus variantas ir kompaktiškas variantas. Viskas yra kokybiškai, man kaip ir problemų jokių niekas nesukėlė, naudoju jau virš metų šitą bateriją ir esu ją patenkintas, kaip sakau. Jeigu jums reikia 12 voltų kažkur kitur, ne Fishfinderiui arba Sonarui, manau, surasite, kur ją panaudoti, jeigu yra, sakysim, koks elektrinis dviratis arba dar kažkas. Taigi, pasižiūrėkit, neblogas variantas mano nuomonė ir nebloga kaina dabar taip pat. Gerai, judam toliau. Šita Soloking Acura Pro ritelė yra realiai lygiai ta pati, kaip Tsurinoja Dark Wolf Ultra, tik tai šita yra pagerinta. Jie sako, kad jie guolius pakeitė į sūriam vandeniui atsparius geresnius guolius. Taip pat jie išleido versiją su patrumpinta būgnelio ašimi ir dar kiti patobulinimai. Tačiau kaina yra dar žemesnė negu ta Tsurinoja. Ir taip pat jie pakeitė būgnelio stabdymo mechanizmą. Nematau dabar, kur yra ta nuotrauka, bet tikrai jie pakeitė ir dabar tas mechanizmas nekels jokių problemų. Anksčiau su ta Tsurinoja buvo problemų. Su šita, žodžiu, nusiperki ir iškart galėjai žvejoti, nereikia jokių papildomų magnetų dėti ir taip toliau. Tuo aš surasiu, kur yra tie magnetai. Va čia, kaip matot, yra statinis magnetinis blokas. Niekas nejuda. Na ir tai yra, mano nuomonė, geresnis variantas būtent šitai ritai negu kopija Shimano stabdymo, sakysim, mechanizmo. Tai va, kaina yra nereali ir dar priedo gausit nuolaidą. Papildoma turbūt 8 eurų, taigi ten gausis 46 euriukai, jeigu dar pritaikysit kuponą, tai bus dar mažiau. Tai pradedant, sakysim, BFS žūklę arba norint dar vienos ritę geresnės, už šitą nerasi tikrai. Super dealas, tikrai. Išbandykit ir būsite labai patenkinti. Aš Tsurinoja Dark Wolf Ultra naudojau keletą metų ir tikrai jinai yra gera rytė, o šita yra dar geresnė, taigi būsit labai patenkinti 100%. Gerai, judam toliau. Labai trumpai papasakosiu apie stovyklavimui skirtą dujinę viryklę. Tai yra super kompaktiška viryklė, na ir labai kokybiška, viskas iš metalo, nėra ko prikipti, na ir naudoju ją jau gal 4 metai. Tiesiog veikia puikiai. Už tokią kainą dabar tai yra tiesiog juokinga. Aš prieš 4 metus mokėjau už ją tikrai daugiau negu tiek, o dabar galime ją nusipirkti už tiek. Ir priedo galima pirkti su adapteriumi iš karto, kur bus galima naudoti skirtingus balionus. Superinis reikalas, kaip sakau, jeigu mėgstate stovyklauti, būtinai turėkit šitą, būsite labai patenkintas, kai galėsite, arba patenkinta, kai galėsite išsivirti kavos, arba kitą kokį nors patiekalą
šilta. Jeigu kalbant konkrečiai, tai yra šita dėžutė, kaip matot, mažytė, kompaktiška, tačiau viskas viduje yra kokybiška, išsilanksto gražiai. Na ir kaip sakau, naudoju jau keletą metų, jokių problemų. Taigi, jeigu mėgstate leisti laiką gamtoje, turėkite vieną šitą reikalą savo arsenale. Gerai, judam toliau. Labai trumpai apie kuoliukus žūkliai, ne tik karpininkams. Ir šitie, Hirisi brando yra tiesiog puikios kokybės. Iš to, ką aš bandžiau, jie yra geresnės kokybės negu, sakysim, anglų karpininkai tenais, kur pardavinėja Foxas, koks ar Nešas, ar kiti. Šitie yra geresnės kokybės. Na ir galima net skirtingų spalvų nusipirkti, iš vis kiniečiai išprotėjo. Visada pirkit kuoliukus su įsukamu antgaliu, kad būtų galima įsukti bet kokį gruntą realiai. Kaip sakau, šitie klempai arba uždarimas, reguliavimas yra labai kokybiški, sriegiai kokybiški, o kaina yra, sakysim, perpus geresnė negu ten kokio Foxo žiūrint, bent jau, kai nėra kažkokių specialių akcijų, bent jau čia Anglijoje. Na ir galima nusipirkti taip pat ir kitų busbarams arba busbarų pačių įvairiausių konfiguracijų, įvairiausių dydžių už neblogas kainas. Gerai, tokia smulkmena ir judam tolyn. Kelios smulkmenos taip pat. Pirmiausia, galbūt apie balansyrus žūklės sezonui, žiemą. Aš pats tokius naudoju, sakysim, kai gaudau skumbrės, sakysim, jūroje, atviram vandenį, labai puikiai veikia, užmetant ir vertikaliai pateikiant masalą. Na, o jums bus puikus variantas žvejoti ant ledo. Kaina nėra bloga, nežinau, labai abejoju, ar gausit tokios kokybės variantų Lietuvos parduotuvėse. Kabliukai geri, viskas čiki-piki, išbandykit. Na ir kita smulkmena tai yra toks reikalas, labai gerai pasiteisinęs lydekų žūkliai. Tikrai turi tą uodegą, kurią po to galima pakeisti kažką kito. Tikrai puikiai veikiantis džerkas, nedidelis, lydekos eina iš proto. Spalvos visos neblogos iš to, ką aš bandžiau. Taigi pavasario sezonui turėtų būti pats tas. Išbandykite, jeigu bus noro. Tai ką, matyt, šiam kartui tiek. Būtinai paskaitykite aprašymą po šiuo video, kad pasižiūrėti produktus ir taip pat atkreipkite dėmesį į kuponų kodus. Na ir bet kokiu atveju visada, kai pirksite produktą, netikėkite vien tik manimi. Paskaitykite ir aprašymus kitų pirkėjų, kitų meškeriotojų. Gerai, viskas. Dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki!